Atjautos sau pauzė sunkiu metu. Gal galim stabtelėti. Ir jei norisi, galime užmerkti akis. Ir gal galim pastebėti, kaip šiuo metu jaučiamės. Kaip šiuo metu jaučiasi kūnas, kokie kyla pojūčiai jame, kokios kyla mintys, kokios kyla emocijos. Ir jeigu jaučiam, kad tie pojūčiai, emocijos ar mintys yra mums nemalonios, gal galim priimti jas ir pripažinti, kad taip, tai iš tikrųjų yra sunkumo akimirka. Ir tikrai gali būti nelengva visą tai jausti ir patirti. Bet tuo pačiu tai yra ir labai žmogiška. Ne visada yra lengva būti žmogumi ir patirti įvairias emocijas, mintis, pojūčius. Bet tai yra žmogiškumo patirtis. Šiuo metu yra daug žmonių pasaulyje, kurie irgi patiria sunkumų. Ir dabar gal galime savęs paklausti, o kaip aš galiu būti sau gera, sau geras šią sunkumo akimirką? Ką galiu padaryti dėl savęs šiuo metu, kai man sunku, kai taip jaučiuosi? Ir galbūt galime pasiųsti sau kokį nors geranorišką linkėjimą. O jei sunku sugalvoti, galima pasiųsti sau bendražmogišką linkėjimą. Pavyzdžiui, linkiu sau ramybės šiuo sunkiu metu. Esu vertingas ir pakankamas, net kai man sunku. Visi mano jausmai, mintys ir patirtys yra priimtini. Aš darau viską, ką gebu geriausia šią akimirką. Ir galbūt iškyla dar koks nors linkėjimas, kurio reikia šiuo metu. Ir tuomet galim pastebėti, o kas keičiasi, kai siunčiam savo atjautą ir geranoriškus linkėjimus. Ir jeigu reikia, galime juos pakartoti.
Ir pabaigai gal galim padėkoti sau už pastangas atlikti šią meditaciją, už pastangas pasirūpinti savimi, pasirūpinti savo gyvenimu. Ir kai būsim pasiruošę, gal galim užbaigti šią meditaciją ir atsimerkti.